Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektorija. Baigėsi 9-oji 2021 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Ignitis grupė svarsto savomis lėšomis plėsti Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę ir siekiama gerinti elektros tinklo atsparumą stichijai. Iš tokių vidutinių naujienų, baltarusišką branduolinę jėgainę planuojama užbaigti pavasarį ir vis dar negirdėti Orlen sprendimų dėl investicijų Mažeikiuose. Be visų šių dalykų, ketinama koreguoti elektros rinkos liberalizavimo tvarką, Litgrid perkelia įtampos valdymo įrangą iš Ignalinos į Elektrėnus ir atlikti hidrauliniai dalies dujotiekio su Lenkija bandymai. Štai papunkčiui. Niekas negalės pirkti mūsų politinės valios. Jungtis su europiniais elektros tinklais. Tikslas yra turėti kiek įmanoma žemesnę kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Energetikos ministerija teigia išmokusi apie 20 pamokų iš pirmojo elektros tiekimo gyventojams rinkos liberalizavimo etapo. Jis siūlo antrojo etapo pradžią kelti iš rugpjūčio į birželį, elektros tiekėjams suteikiant prieigą prie visų gyventojų elektros vartojimo duomenų. Reguliuotojas taip pat kuria elektros tiekėjų pasiūlymų palyginimo įrankį. Kai kurie energijos tiekėjai siūlo skaidyti etapus į mažesnes dalis. Taip tikimasi suvaldyti paskutinę dieną sprendimą dėl tiekėjo priimančių gyventojų srautus, kurie sukėlė problemų net pirmojo etapo metu. Pernai monopolisto elektros tiekimas reguliuojama kaina buvo nutrauktas tiems gyventojams, kurie per metus suvartoja daugiau nei 5 MWh elektros. Ši vartotojų grupė suvartoja 28,5% elektros, bet jų yra tik 98 000. Antrojo ir trečiojo etapų metu galimybės pirkti elektrą už reguliuojamą tarifą neteks atitinkamai daugiau nei 1 MWh elektros vartojantis ir vėliau visi likę gyventojai. Šiose kategorijose yra apie 1,56 milijono vartotojų. Iš jų beveik 118 000 jau pasirinko nepriklausomą elektros tiekėją, likusius prie reguliuojamo tarifo etapai dalyja praktiškai pusiau. Tai yra kiekvienas etapas bus daugiau nei 7 kartus gausesnis nei pirmasis. Ignitis grupė patvirtino Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės plėtros verslo planą. Ketinama iki 2025 metų įrengti naują 5-ąjį 110 MW galios sinchroninį hidroagregatą. Jis galėtų kainuoti apie 80 milijonų eurų. Bendrovė tikina, kad taip visuomeniai ilguoju laikotarpiu būtų sukurta didesnė nei 150 milijonų eurų nauda. Tai tiesa dar nėra sprendimas investuoti. Jį Ignitis gamyba priims įvertinusi statybų darbų kainą. Ignitis grupės vadovas teigia, kad projektas būtų vykdomas komerciniais pagrindais. Pernai birželį skelbta, kad projektų įgyvendinimas be ES ar valstybės paramos įmonei nėra finansiškai naudingas ir jam reikėtų nuo 30 iki 50% siekiančios subsidijos. Tiesa, tuomet dar nebuvo žinoma, kaip rezervų rinka bus organizuojama po 2025 metų, tai yra po Lietuvos elektros tinklų sinchronizavimo su Europa. Per tą laiką Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius Litgrid šią koncepciją patvirtino. Energetikos ministerija ir ESO ieško būdų didinti elektros tinklų atsparumą gamtos stichijoms ir išvengti masinių elektros tiekimo sutrikimų ateityje. Be investicijų į 10 kV galios tinklą ketinama kartu su aplinkos ministerija ieškoti būdų šalinti linijoms pavojų keliančius medžius. Taip pat efektyviau informuoti gyventojus apie artėjančią stichiją ir skatinti juos įsigyti generatorius tam laikotarpiui, kai elektros tiekimas nutrūktų. Ignitis grupė teigia, kad dar iki šios žiemos suplanuotos kabeliavimo investicijos padengia 71% 10 kV oro tinklų linijų, kurios atsijungė per 2020 metų kovo audrą Laura arba per šių metų snygį. Per ateinančius 3 metus į kabeliavimą yra planuojama investuoti 125 milijonus eurų į 562 linijas, jų naudą turėtų pajusti per 350 000 ESO klientų. Iš viso per ateinantį 10-metį investicijos į elektros tinklą sieks 1,7 milijardus eurų. Baltarusijos branduolinės ir radiacinės saugos departamentas Gosatomnadzor teigia, kad komercinė Astravo atominės elektrinės eksploatacija bus pradėta balandį arba gegužę. Iki tol bus baigtas bandomasis pramoninis eksploatavimas, tuomet bus tikrinami atlikti darbai, darbuotojų pasirengimas. Reguliuotojų jėgainės vystytojai pateiks visus reikalingus dokumentus. Jėgainės statybos darbus priims speciali komisija, kurios sudėtis bus patvirtinta šalies premjero sprendimu.
Galingiausias Lietuvoje valdomas šuntinis reaktorius anksčiau stovėjęs Ignalinos pastotėje sumontuotas Elektrėnuose. Šuntiniai reaktoriai yra skirti įtampos valdymui sistemoje. Beveik 300 tonų sveriantis prietaisas su priedais į Lietuvos elektrinės 330 kV skirstyklą buvo perkeltas 2019 m. rudenį. Dabar gautas bandymo ir derinimo darbų užbaigimo aktas. Įrengimai perkelti ruošiant tinklą darbui sinchroniniu režimu su kontinentinė Europa. Amber Grid praneša atlikusi hidraulinius bandymus Lietuvos dujotiekio su Lenkija Gipl atkarpoje nuo Širvintų iki Alytaus. Patvirtinta, kad vamzdynas išlaiko maksimalaus numatyto slėgio 54 barų apkrovas. Taip pat patikrinta dujotiekio geometrija ir dujotiekio montavimo darbų kokybė. Patikrinti 102 km jau įrengtos naujosios dujų jungties. Šiuo metu jau nutiestas 138 km dujotiekio nuo Širvintų iki Lazdijų rajono iš 165 km numatyto dujotiekio Lietuvoje. Ir galiausiai. Lenkų PKN Orlen vadovas Danielis Obajtekas premjerei Ingridai Šimonytei pristatė bendrovės planus Lietuvoje. Kaip ir visą pastarąjį dešimtmetį, įmonė toliau analizuoja naftos perdirbimo gilumo didinimo projektą Mažeikių naftos perdirbimo gamykloje. Naujas renginys leistų gaminti daugiau dyzelio mazuto sąskaitą, bet priimto sprendimo investuoti vis dar negirdėti. Bendrovė taip pat praneša svarstanti apie elektromobilių įkrovos taškų įrengimą savo degalinėse. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip bene viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Aprašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.